ne ką sykį, tai kaip suformuoti savo naują realybės variantą. Tai praktika ir lifehackas visiems. Tai pirmiausia, pasirašom ant popieriaus tai, ko jūs nori, ką jūs nori dabar pakeisti, ar savo norą, ar kažkokią situaciją, nesvarbu ką. Užrašote, tiesiog ranka užsirašote. Okay? Tiesiog įeinate į save, lyg tai jau būtų įvykę. Suformuojate, galite užsimerkti ar tiesiog įsivaizduoti, suformuoti save ir išsinagrinėti, kaip jūs jaučiatės, lyg dabar čia ir dabar tai jau būtų įvykę. Ir visą šitą situaciją, kaip jūs jaučiatės, pastebėkit save, ar jūs priimat tokią situaciją, ar jums sunku vizualizuoti, įsivaizduoti, ar sunkiai jūs priimat kažkokias sąlygas, tiesiog stebėkit save, ties kuria vieta ir ar iš vis jums tai yra energetiškai pakeliama. Čia ir dabar jūs turite suformuoti energetiškai save tokį, lyg jau būtų šita jūsų užrašyta manifestacijos situacija, lyg jau būtų įvykę. Ir jeigu jums sunku yra tai įsivaizduoti, būtent sunku išgyventi, nepriimat kažkokias vibracijos, kažkaip nesinori daryti taip toliau, tai žinokit, kad arba sėdi jumise programos, kurios neleidžia jums realizuoti šito viso veiksmo, arba jūs energetiškai nepasiruošę dar įeiti į tokią būseną, savęs būseną, į tokį scenarijų, kuriame jūs turite jau visą šitą rezultatą, kurį jūs užsirašėt. Taip, toliau, jeigu jūs lengvai įsivaizdavote, save įkėlėte į vibracinį foną, lyg tai jau būtų įvykę, visą šitą praktiką jūs turite atlikti mažiausiai 11 dienų. Tai čia 11, čia geriausiai yra 21. Čia jums sakau su bonusu, bet jeigu jūs sugebėsite savo vibracinį foną išlaikyti 21 dieną, lyg tai jau būtų įvykę ir vibruoti būtent tose vibracijose, lyg tai jau būtų įvykę, elgtis taip, kaip tai jau būtų įvykę, ar ne? Tai pamatysit, kaip jūsų gyvenime pradės viskas keistis, scenarijus ir aplink visi įvykiai labai greitai keliaus į jūs ir tada galėsite man parašyti, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas. Štai jums didžioji paslaptis, su meile Marija.